kodėl man nepatinka siūlyti savo siuvinėjimo paslaugas. Žodžiu, šiandien atvažiuoju ryte į darbą, stovi mikriukas šalia mano to printšopo ir kažkokie du vaikinukai daro kažkokius drenažus kažką. Vienas, žodžiu, prilėkė prie mane, sako, ar tu darai siuvinėjimą? Sakau, yra taip darau. Tai jisai klausė, sako, ar galėtų man išsiuvinėti ant džumperio logo? Sakau, galiu pamatyti tą logo. Nueinam, žodžiu, iki jo vano. Išsitraukė jisai megztinį, paprastas megztinis džumperis kažkoks ir tas logas uždėtas, futbolo kažkokia komanda. Sakau, taip galiu. Sakau, ant ko darysim ir kiek darysim. Sako, man tik tai vieno reikia. Ir išsitraukė jis tą megztinį, žodžiu, ant tiek storų siūlų jisai padarytas, tas megztinis, ten kai virvės tie siūlai tokie sukabinti. Sakau, sorry, bet nelabai veiks ant šito. Sako, kodėl? Sakau, taigi paskęs visas savo logo šituose siūlose. Aha, sako, viskas aišku. Sako, eina kažką padaryti. Sakau, kažką reikėtų perdaryti visą dizainą, viską, tai, bet, sakau, labai brangiai kainuos ir labai daug laiko užims. Nu ir jisai stovi toks ir sako, viskas aišku, ačiū tada. Sakau, no problem, mate. Ta patį dizainą padaryti nesunku tenai, bet išsiuvinėti tą patį dizainą ant to storo megztinio, kad čia reikėtų labai daug nervų ir žodžių, neaišku, kiek tas megztinis pasikainuoja, ten kažkoks nepaprastas. Sugadinsi tą vieną megztinį ir po to ką? Tada atsiprašinėk ir mokėk jam už tą megztinį, tai dėl to man labai nepatinka one-off tokius darbus paimti. Geriau, kur yra aišku, duoda ten 20 megztinių ir tu darai tą vieną logą ant paprastų megztinių, o ne kažkokių ten kustum. Jeigu ir sugadinai tą, ten vieną, tai nieko baisaus, gali nusipirkti kitą ir padaryti ant to kito. Tai va, aš labai ir stengiu savo šito serviso ir labai daug nepopuliarinti. Ką jūs galvojate, draugai siuvinėtojai?